Šiandien norėjom pašnekėti su jumis apie verslo idėjas, kurios jums galėtų atnešti pelną labai greitai. Mano vardas Tomas Janušauskas ir turime su mumis to pačiu ir Simas Kužinskas. Ir mes turėjom tokį projektą, kuris mums padeda tiksliau dar dabar uždirbti pinigus internetu ir mūsų verslas klesti toliau. Bet mes norėjom to pačiu pasidalinti su jumis šitą idėją ir šitomis mintimis, kadangi nepaslaptis, kad jūs greičiausiai ieškote verslo idėjų ar ieškote būdų, kaip realizuoti save šiuo metu ir galbūt mūsų idėja padės jums įgauti didesnės pajamas ir panašiai. Vienas iš dalykų, ką mes darome, tai yra investicijos. Investicijos į saulės energiją. Ir kodėlgi iš to nepasipelnus, kadangi nepaslaptis, kad dauguma šalių bando sumažinti tą oro taršą. Ir saulės energija yra vienas iš tų dalykų, kuris padeda tai padaryti. Ir daug šalių investuoja didelius pinigus į tai. Mes, ką jums siūlome su maža investicija padaryti taip, kad jūs galėtume pasipelnyti iš to. Tai yra trendas, ne? Tai yra trendas. Yra tiek saulė, vat paskaičiavus, kaip sakant, visų ekspertų, ne? Būtent dabar ypač Vokietija, ne, sukilo pereiti būtent į atsinaujinančią energiją. Iki 2050 metų 50% gaunamos energijos bus iš saulės. Tai yra Europa ir Šiaurės Afrikos šalis. Ir iš tikrųjų saulės energija iki šiol buvo prieinama būtent ne visiems. Ne visi galėjo to užsiimti, ne visi galėjo gauti tą naudą. Ir iki šiol paprastiems žmonėms, tai yra būtent nebūtinai verslininkams, iš tikrųjų atsinaujinanti energija yra nei šilta, nei šalta. Kas iš to ten stato, ar vėjo jėgainės, ar saulės jėgainės, niekam nėra įdomu. Bet tol, kol žmogus negauna iš to naudos, nežiūrint į tai, kad mes mažinam oro taršą, ne, skatinam žalią energiją, kol jisai negauna kapeikos, tol žmogui nėra įdomu. Tai būtent čia yra ta galimybė, kurioje gali, kaip sakant, projekte dalyvauti tiek juridinis asmuo, tiek fizinis. Ir iš tikrųjų gauti gan dosnę finansinę naudą. Nepaslaptis, kad dauguma žmonių investuoja į verslus, investuoja į nekilnojamą turtą kai kurie, bet šiuo metu Lietuvoje investicija į verslą yra rizikingas dalykas. Investicija į nekilnojamą turtą užtrunka labai ilgai atsipirkti. Mes kalbame apie dalykus, kurie jums pradėtų mokėti pinigus dabar. Mes kalbame apie tarptautinį projektą, vadinamą Power Clouds. Projektas pats vyksta visame pasaulyje. Ir jisai yra paremtas ant tvirtų sutarčių, ant Kyoto protokolo to pačiu ir jisai yra apdraustas to. Tai yra gan saugi investicija jūsų ateičiai, kuri jums mokėtų 20 metų, 20% kasmet pasipelnyti. Yra tokie projektai, kaip šnekame apie dabar Power Clouds ir projektas, kuris jums duotų tiesiog verslo galimybę, bet realybėje jūs beieškodamas tokios verslo idėjos ar verslo plano, jūs atsimušite į vieną didelį barjerą. Jums reikės kažką tai gale rezultato parduoti. Mes jums siūlome projektą, kurio pati esmė nėra būtent pardavimai. Jūs galite perparduoti investicinius planus, jūs galite perparduoti pačią investiciją ar pačią idėją, kam nors kitam investuoti tuo pačiu ir jūs pasipelnytumėte žymiai daugiau iš to. Bet šita visa idėja ir visa investicija yra tokia, kad jūs neprivalote nieko prijunginėti, niekam pardavinėti, niekam siūlyti, niekam brūkti. Jūs galite investuoti savo pinigus į šitą projektą ir gauti naudą iš to. Negana to, gauti naudą 20 metų. Nemanau, kad jūs esate garantuotas, jeigu jūs pradėsite verslą šiandien, kad jisai ištems daugiau negu 5 ar 10 metų. Nes pažiūrėkite, paprasčiausius vidurkius Lietuvoje. Vidurkis yra tas, kad vidutinis verslas neištempia daugiau negu 5 metus Lietuvoje, nes įstatymai nėra palankus tam.
Iš tikrųjų su tokiom, gan sakykime, minimaliom investicijom galima pasistatyti stabilų, pastoviai nešančias pajamas verslą. Ir kaip sakant, mes kalbame apie sistemą jau, kuri yra sukurta, tiesiog reikia imti ir daryti. Ir viskas, kaip sakoma, statoma franšizės būdu. Tai vat kaip būtent patys žinoma, ne, ir vat Lietuvoje labai populiarėja ir tos ir Hesburgeriai, ir visokios kavinės, ne, kur būtent yra kepami bliniukai, yra tam tikros vietos, kurios neša ir kaip ir kiekvieno verslo žmogaus tikslas yra pelnas, ne, didesnis pelnas ir 2 parduotuvės neš didesnį pelną nei viena, ne, 3 parduotuvės neš didesnį pelną nei viena. Tai būtent čia irgi viskas yra statoma ant to, kad mes iš tikrųjų orientuojamės į tų blinelių kepimą, nei kad, kaip sakant, žmogui įsigijus to, ko jam nereikia. Tai vat būtent čia ties žmogus gaus, jisai netgi, kaip sakant, nepajausdamas, ne, kad eina ir skatina tą žalią energiją, ne, mes mažiname oro taršą, ne, tuo pačiu, įsigydami tiek tas saulės baterijas, ne, jas paleisdami į produkciją, ne, energijos. Ir tuo pačiu mes dar gaunam finansinę naudą. Tai yra būtent finansinį saugumą savo šeimai, kas yra labai aktualu dabar. O ten, kaip sakant, darbas, tai tie, kas dirba, tai supranta, kad rytoj gali būti ta diena, kai nebedirbsi. O čia galima susikurti pastovias pasyvias pajamas. Tai vat tokios galimybės. Būtent. Ir dar vienas dalykas, kurį žmonės dažnai pažiūri pro pirštus. Tu nori sukurti verslą, kuris būtų etiškas ir kur žmonės galėtų save realizuoti pilnai. Leiskim, kiekvienas iš mūsų dirba su žmonėmis, kurie nori kažko gauti daugiau iš gyvenimo, negu ką jie turi dabar. Niekas nebenori eiti ir dirbti nuo 8 ryto iki 5 vakaro. Lietuvos ekonomikai keičiantis ir pereinant link euro. Tu nori, kad tavo pinigai būtų kuo saugesni. Ir tu nori tos pinigus laikyti saugiai, leiskim, kad ir banke. Bet jeigu juos laikai litais, tai jie neteks kažkokios tai vertės automatiškai, kai 2015 metais Lietuva pereis link euro. Šituo atveju tavo pinigai yra saugesni, kadangi tu investavęs į projektą, kuris tau moka pinigus, kur nepaliestas yra tavo Lietuvos vidaus ekonomikos. Tai to pačiu yra, kaip ir pasakius, gudresnis sprendimas, kaip išsaugoti savo pinigus, kaip užsidirbti pinigus iš to dabar. Dauguma žmonių žiūri nekilnojamą turtą kaip į didelę investiciją, bet pasižiūrėkime, Lietuvoje nekilnojamas turtas iš tiesų yra vienas iš sunkesnių dalykų, kur tu gali užsidirbti pinigus iš. Nes aš nesakau, kad neįmanoma, bet tam reikalingas labai geras išmanymas, nes bet kas Lietuvoje nepadarys iš nekilnojamo turto gero verslo. Ir šiuo metu realybė yra tokia. Norėdamas pradėti verslą, tu turi pradėti verslą, kiek galėdamas apsaugodamas save ir apsaugodamas savo šeimą bei artimuosius. Nes ne vienas nenorim iš mūsų pradėjęs verslą, jį uždaryti arba ir skelbti bankrotą. Mes norime, kad mūsų verslas gyvuotų ir mums neštų pajamas ir galų galiausiai neštų pajamas mūsų vaikams. Gal netgi ir anūkams. Čia kiekvieno žmogaus svajonė. Vienas iš tų dalykų, ką mes turime suprasti, kad etiškas verslas su gera idėja, su geru planu yra nepakeičiamas dalykas mūsų finansiniai laisvai. Video prezentacijoje mes jums parodysime, kaip visa sistema veikia ir kaip jūs galite įsigyti šią franšizę jau šiandien. Ar norit to ar nenorit, vis tiek ieškosit kažkokių išeičių. Ar jūs pasirinksit šį būdą, ar jūs pasirinksit kitą būdą, bet vis tiek turėti 2 pajamas yra žymiai geriau negu vienas. Nereikia būti, kaip sakant, daktaru ar kokiu filosofu, kad tai suprasti.
Tai vat klausimas, norit kažką keist, norit daugiau pinigų, norit daugiau pajamų savo šeimos biudžete, norit kažko daugiau gyvenime, būti daugiau negu vidutiniokai. Iš tikrųjų, pasirinkite antrąjį būdą, iš kur galite saugiai gauti pajamas. Ar tai šis ar ne tas. Mes pasakėme tai, kas veikia mums, tai, kas veikia mūsų žmonėms, kas veikia kitiems žmonėms dalyvaujantiems projekte. Ir jūs galite išnaudoti gerą progą. Būtent šitoje yra trumpas video, kuris viską iliustruoja, kaip viskas veikia. Ir būtent peržiūrėję tą video, susisiekit su Tomu ir jis, kaip sakant, toliau sekantiems žingsniams nukreips jūs tinkamą linkme. Kiekvieną dieną mes naudojame energiją, skatinančią klimato pokyčius, užterštumą bei keliančią žalą žmonių sveikatai. Ši energija kol kas yra per daug priklausoma nuo anglies, naftos bei gamtinių dujų, o tai naikina mūsų planetą. Po 25 metų žmonijos populiacija padidės iki 9 milijardų žmonių ir energijos poreikis bei išskiriamas anglies dvideginis išaugs 30%. Todėl būtina susikurti švarios energijos gavybos modelį, paremtą atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Norite dalyvauti tame kartu? Prisijunkite prie didžiausio atsinaujinančios energijos projekto pasaulyje – PowerClouds. Su PowerClouds kiekvienas gali dalyvauti didžiausioje energijos revoliucijoje pasaulyje. Galvo globaliai, veik lokaliai. Mažas žingsnis link bendro tikslo ir galimi neįtikėtini pokyčiai. Kaip tai veikia? PowerClouds stato saulės elektrines, saulės baterijų fermas visame pasaulyje, kur geriausias socialinis stabilumas bei politinės sąlygos ir požiūris. Žmonės perka paneles, fotoelektrinius modulius montuojamus statomose saulės jėgainėse ir štai įranga padeda gaminti atsinaujinančią energiją ir nešti pajamas visiems saulės panelių pirkėjams. Švari energija pasiekia vartotojus visame pasaulyje, atkeliauja į mūsų miestus, namus, į kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Tikslas yra sukurti pasaulinį saulės panelių tinklą, sudarantį patį didžiausią planetoje atsinaujinančios energijos stotį PowerClouds. Tai ambicingas ir neribotas projektas, teikiantis pajamas jo dalyviams, gelbėjantiems planetą ir gyvybę joje. Tai yra saugi investicija, inovatoriška technologija su greita grąža ir dideliu pelningumu. Paskaičiuokime, kiek saulės panelių norite įsigyti ir kiek atnešti naudos planetai. Sekite kiekvieną saulės jėgainės įrengimo etapą, gamybos procesą. Aktyviai dalyvaukite projekte, kuris įtraukia tūkstančius pasaulio žmonių, neša naudą visiems, taip pat ir ateities kartoms. Su PowerClouds galite tapti pokyčių varikliu ir neatsilikti nuo besikeičiančio pasaulio. Perrašykime istoriją. PowerClouds – nauja planetos energija.